Kas nori dirbti šitai brangiai? Kas nori dirbti, tvarkyti verslo reikalus, gyventi šitaip, kaip aš gyvenu? Skambinkit, pamokysiu. 10 metų taip gyvenu. 10 metų. Oi, daugiau jau. Jau 11 bus. 11 metų taip gyvenu ir dirbu. Dirbu su Lietuva nuotoliniu būdu. Čia dabar dirbu. Dabar aš dirbu. Aš ką tik pasportavau. Tokia energijos užsikroviau fizinės, kad neužsisėdėti per daug prie tų kompiuterių, prie tų pokalbių, ar ne. Čia mano darbas. 10 metų aš taip dirbu. Eikit, žiūrėkit mano video įrašus prieš 5 metus, prieš 10 metų. Čia mano darbas, aš taip dirbu. Ne kiekvieną darbą turbūt galima taip dirbti. Ir netgi tam pačiam nekilnojamam turte. Ne kiekvienas Lietuvos nekilnojamo turto specialistas, brokeris taip dirba. Gal dėl to, kad neturi tokio tikslo. Gali būti viena priežastis. Bet kita priežastis gali būti gal dėl to, kad nesugeba. Aiškiasi, ir kad pasakyti, kad man čia buvo labai lengva šitaip dirbti prieš 10 metų, kai pradėjau, aš iš vis maniau, kad tai yra neįmanoma. Kai pradėjau, viskas gavosi netyčia. Aiškiasi, netyčia sūnus atsirado. Atsirado sūnus, gal planuotai, gal neplanuotai. Žinai kaip, tie dalykai turbūt jau nutinka taip. Atsirado šeima pas mane, atsirado sūnus. Ir tuo metu aš Lietuvoje turėjau biurą Klaipėdai. Nekilnojamo turto. Tai kažkaip tai galvoju, uždarysim visą tą kontorą ten Klaipėdai. Tokias buvo mintis, pradėjau čia jau susitikimus daryti, kur biurą čia gal atidaryti, gal komandą čia rinkti su nekilnojamo turtu. Žodžiu, sujaukė biškutį gyvenimą Akeras dar prieš gimdamas, ar ne? Ir taip labai įdomiai gavosi, kad kol aš planavau kaip uždaryti biurą, tame biure buvo neužbaigtų visokių pardavimų, sandorių, sutarčių. Bet įdomiausia, kad žmonės toliau eidavo ir prašydavo paslaugų, prašydavo pagalbos, parduodant turtą, tvarkant dokumentus. Ir aš vis užbaiginėdamas atseit, duodavau patarimus biure esantiems žmonėms jau nuotoliniu būdu. 12 metais dar duodavau patarimus, ką jie turi padaryti. Bet pastebėjau, kad vis tiek aš pats kažkaip geriau viską sutvarkydavau, kol būdavau vietai. Duodavau aš tos patarimus, bet jie nepadaro tą, ką reikia. Duoda patarimus, nepadaro, ilgiau užtrunka, nėra motyvacijos galbūt, ar sugebėjimo, ar dar kažką tai. Vis tiek, nesau tai nesau, ar ne? Ir kažkaip vieną kartą pakvietė klientą, aš pasakau vadybininkai, ką turi pasakyti tai klientui, ir pasako tą klientę, žodžiu, toks kaip sugedęs telefonas. Galų gale tą klientę, tiksliau aš sakau, duok man tą klientę pakalbėti, jinai buvo į biurą atėjus, sakau, pasodink prie kompiuterio, duok man su ją pakalbėti. Reiškia, atsisėdo moteris, aš jai viską paaiškinau, pamačiau jos veidą, pamačiau ją. Ir sutarėm, kad reikia pagalbos, kad už tą pagalbą sumokės 5000, man atrodo, litų tada buvo tuo metu. Ir aš užbaigiau pokalbį, man tas užtruko gal 5 minutės, 10 minučių. Ir kai pabaigiau pokalbį, tiesa, Akeras, dabar galvoju, Akeras jau buvo gimęs ar ne? Gal ir nebuvo, gal dar nebuvo gimęs. Ir tada aš suvokiau vieną įdomų dalyką. Kad ir kai padėjau ragelį, reiškia, išjungiau Skype'ą, Monikai, žmonai mano, sakau, žiūrėk, aš ką tik uždirbau 5000 litų bendrų pajamų. Ar ne? Ir tai man užtruko 5 minutės. Ir galvoju, negi aš dabar Amerikoje čia kažkur, tai Amerikoje startavęs kažkokią veiklą, uždirbsiu per 5 minutės
Nu, kad ir pavertus ten į tos dolerius, sakykime, kažkiek ten tų dolerių, ar ne? Ar aš uždirbsiu Amerikoje tą darydamas? Ir atsakymas buvo, kad ne, bet jau ne dabar. Kitaip tariant, aš suvokiau, kad mano sugebėjimai Lietuvoje yra apmokami brangiau negu Amerikoje šiuo metu. Ir sakau, gal nėra prasmės tą biurą uždaryti. Nu ir kol kas tai neuždariau aš tą biurą. Bet po to žiūriu, kad tas biuras man vis mažiau ir mažiau reikalingas. Mes per Skype'ą, per konferencinius pokalbius visokius sujungdom. Ir va taip pradėjo vykti veikla. Iš pradžių Klaipėdoje, po to kituose miestuose, po to visoje Lietuvoje, po to Kėdainiuose labai stipriai sudirbom vienu metu. Ir va taip po biškutį jau 10-11 metų, kaip aš dirbu nuotolinį būdu, kai čia prasidėjo ta baisokliška liga, kuri turėjo išnaikinti visą pasaulį ir išnaikins, bet ne liga, o tas preparatas, kurį žmonės susišovė savo norų. Reiškia, tai nuotolinį galvoju, apie ką jūs čia kalbat. Aš jau 10 metų dirbu nuotolinį būdu, bet aišku, pirmus pusę metų buvo labai sunku. Nes deleguoti dalykus, kuriuos tu pats darydavai, deleguoti dalykus, patikrinti, ką žmogus padarė, tą priežiūrą ir taip toliau buvo labai sunku. Todėl mano draugas, kur ir gamyklas turėjęs, ir prekybinės ten visokius tinklus ir taip toliau, sako, aš niekaip nesuprantu, kaip tu sugebė sureguliuoti, suvadovauti žmonėm ir kad jie darytų tai, ką tu jiems sakai daryti, kai tu net ne Lietuvoje. Sako, Lietuvoje biure esantys žmonės nesugeba, vadovai nesugeba sužiūrėti savo žmonių esantis tam pačiam biure. Tu už 1000 kažkiek tai kilometrų už Atlanto, nebūdamas visai šalia, sugebėjai kažkaip juos prižiūrėti. Tai aš jau taip žiojausi jam aiškinti, čia jau kokie metai, 2 gal buvo praėję. Žiojausi aiškinti, bet ir užsičiaupiau, galvoju, ką čia man aiškinti, vis tiek jis nesupras. Tuos dalykus turi pats pajausti, pats turi išbandyti, kad suprasti. Tai va, jeigu kas norite gyventi ir dirbti, vadovauti savo verslui, arba šiaip dirbti nuotoliniu būdu, pas mane dirbant marketingistais, brokeriais, galima uždirbti po kelis tūkstančius per mėnesį, ar netgi prie gero noro kelias 10 000 per mėnesį brokerį, ne, dabar mes tik tai namų pardavimais užsiima. Kas norite išmokti, ateikit, pamokysiu. Aišku, reikės sumokėti už mano laiką, reikės sumokėti už mano žinias, bet išmokysiu. Galėsit savo vaikus mokyti namuose, nereikės leisti į tas propagandistinės smegenų plovimo institucijas, vadinamas mokyklos. Reiškia, mano vaikui 10 metų, nė karto nėra buvęs jokioj propagandistiniai toj švietimo sistemos, reiškia, švietimo. Reiškia, jau iš karto daroma prielaida, kad jūs tamsus ir neišsivystę esate, todėl reikia iššviesti, apšviesti. Nenorit savo vaikų, sakykime, leisti, norit mokyti namuose, tai vat 10 metų akerui, bus 11 greitai, 3 kalbas kalba, geriausias pasaulyje šachmatistas savo amžiaus grupiai, turi hobių visokių, bendravimas, humoro jausmo, sveikas, protingas žmogus, ar ne? Sveikas žmogus, ne vieno skiepo negavęs, nė karto nesirgęs. Tokių įdomių dalykų kažkaip nutinka, kai netiki mokslu. Tai va, mes netikime to propagandinių mokslų, brangieji, o jūs tikite, daug kas iš jūsų tikite, todėl ir kenčiate. Todėl jūsų vaikai serga, todėl jūsų vaikai protiškai ne visai vystosi, kai kurių pažiūrėjau, jau dabar yra normalu, mamos 3-4 metai vaikai net nekalba, dar su pamperasais vaikšto. Nu ką tu nori, jeigu tas vaikas traumuotas, ten jau suvakcinuotas, sugadinta jo sveikata, viskas, jisai bus geras. Ir jūs, ir tas vaikas bus geri pajamų šaltiniai farmacijos industrijai. Bet jau jūs laimingi dėl to nebūsit. Jūs, brangiai, dėl savo nemąstymo, dėl tingėjimo, dėl silpnavališkumo, jūs sužalojot ne tik tai savo gyvenimus padarėt apgailėtinus, bet dar ir šitų kūdikių gyvenimus sužalojot, jų protinį, fizinį vystymąsi per savo nemąstymą, per savo kvailumą. Ką padarysi? Čia aš kalbu apie jau deja, didžioji visuomenės dalis net nesupranta, kaip žaloja savo kūdikių sveikatas, kaip žaloja jų protus, kaip žaloja ateitį. Ką padarysi, išgyvena stipriausi, vadinasi, mūsų planetoje reikalingas rūšies apsivalymas. Turbūt pereinam į kažkokią gal aukštesnę sąmoningumo būseną
į gal kitos rūšies civilizaciją, gal vyksta kažkokia transformacija. Nu, ką padarysi, taip turi būti, ar ne? Bet jeigu tu nori geresnį gyvenimą gyventi, turi kovoti, turi dėti pastangas, turi mokytis, turi ginti save, savo šeimą. Nu, tokia jau yra energijų kaitos dėstyje, ne? Taip jau yra. Žiūrėk, taip atrodo, ramu, gražu čia ir taip toliau, ar ne? Bet jeigu pasimtumėt mikroskopą, jeigu galėtumėt kiaurai tą vandenyną permatyti, ten vyksta kova už būvį, toj žolėj, pastovi kova už būvį. Vienas gyvybės formas siekia sunaikinti kitą gyvybės formą, kad išgyventi. Tiesiog taip apsikeičiama informacija, taip išsivysto stipresnė rūšis, dominuojanti rūšis. Vienos dominuoja anksčiau, kitos vėliau. Nu taip jau yra. Nu tai belieka jums tik tai apsispręsti. Jūsų rūšis, jūsų šeima, jūsų šeima dominuosit šitam pasaulyje, arba bent jau dominuosit savo kaime, savo mieste, ar dominuosit savo aplinkoje, kur jūs ten bebūtumėt, ar jūs būsite auka, ar jūs būsite medžiotojas, ar jūs būsite auka, ar jūs būsite grobonis, ar jūs būsite maistas to grobonė. Čia jums apsispręsti. Va čia ir yra tas faina, man atrodo, kūrinyje, kad jūs ir tik jūs galit nuspręsti, ar jūs auka, ar jūs prey o predator. Reiškia, ar jūs tas, kuris medžiojat, ar jūs tas, kuris medžiojat. Čia jūs ir tik jūs galit apsispręsti. Čia kai šnekas svaigsta, o meilė, harmonija, svaigimai brangiai. Apie kokią meilę, apie kokią harmoniją jūs šnekat? Kur jūs matot harmoniją? Todėl, kad jūs nesuprantat to pasaulio. Čia vyksta mirtina kova dabar. Milijonai, milijardai bacilų, bakterijų, mikrobų, vabalų. Vandenyną pastovi kova už būvį, rykliai, žuvis didelės, mažos, vieni pasislėpia, kiti keičia spalvą, visi žiūri, kad tik išgyventi šią dieną. Jūs kalbat apie kažkokius jausmus, meilės ir taip toliau, yra, tie dalykai egzistuoja, bet kai pradeda žmonės šnekėti, tokie užsideda rožinius akinius, viskas gražu, čia mes turim būti dvasiai, mylėti, kurti, tik tai taip, mylėkit savo vaikus, mylėkit save, mylėkit viskas tvarkoje, bet supraskit, kokiam pasaulyje gyvenate. Šitam pasaulyje, kad ir kas jį besukūrė, vyksta pastovi kova už būvį, pastovi, kiekvieną dieną, kiekvieną valandą, kiekvieną minutę, kiekvieną jūsų akimirksnį, kiekvieną jūsų širdies plakimo momentą vyksta pastovi kova. Jums belieka tik apsispręsti, jūs kovosit ar pasiduosit. Aš manau, dauguma žmonių pasidavė, dar net nepradėjo kovoti, jau iš karto pasidavė, net nepabandė kovoti, pasidavė. Tai va, kas norite šitaip dirbti, aš dabar šiandien, rytoj duosiu daugiau tokių pranešimų, kas nori dirbti su marketingu pas mus iš namų, pažiūrėkit video įrašą, 3 vaikų mama, Vaida per pirmą savaitę uždirba 1500 eurų. Per pirmą savaitę niekada nedirbus nekilnojamam turte, padarė 3 sandorius 1500 eurų per pirmą savaitę. Tai vat, galit pafantazuoti, kiek ta 3 vaikų mama uždirbs per mėnesį. Ir savo vyrą iš karto atitempė ir tas pradėjo dirbti kaip brokeriu. Ar ne? Vakar startavo ir panašu, kad šiandien jau pirma sutartis bus. Tai kai judi, kai veiki, kai turi švarų protą, kai savarankiškai mastai, tai ir darosi reikalai tavo gyvenime. Kai tiki mokslu, kai tinginiauji, kai lauki, kol kažkas tave išgelbės, turbūt nieko ir nesigauna tam tavo gyvenime. Tai va, brangiai, kas norite startuoti? Šiandien, startuokite šiandien, keiskit savo gyvenimą šiandien, rytojus niekada neteina, brangiai, ir niekada neteis. Kiek jau rytojų tų buvo? 5 metai, 5 metai, 10, 20 metų. Kiek tų rytojų buvo ir niekas jūsų gyvenime nepasikeitė. Vienintelis momentas, kada galite pakeisti savo gyvenimą, yra čia, dabar, šiandien. Tik tai šiandien. 2 dienos dar yra, ar ne? Šiandien ir rytoj. Kas norite dirbti su nekilnojamo turtu, brokeriai, kreipkitės. Labai nedidelį kiekį individualiai aš galiu pamokyti žmonių, labai nedidelį kiekį. Ir marketingistų taip pat. Namų pardavėjai. Atkreipkite dėmesį, turim daug reklamos. Užeikite į Domo Plus. Pažiūrėkit, prie kiekvieno konkurentų skelbimo yra mūsų reklama. Prie ten raudonas taikinukas, verkiantis toks namukas, tarp skelbimų, prie kiekvieno pirkėjų mes turime perteklių. Jūs, pardavėjai, negalite parduoti savo namo
kai pasišneku ir su kitų agentūrų, kur atstovauja kitos agentūros, reiškia, per pusę metų 2 tik tai pirkėjus atveda, per metus, 2 metus pardavinėjai, 2 metus pardavinėjai negali parduoti. Apie ką jūs kalbat, brangiai? Sandoriui 2000 namų Lietuvoje nuperka kiekvieną mėnesį. Apie ką jūs kalbat? Jūs negalit parduoti. Kažkas yra negerai, pirkėjų nepavyksta jums pasiekti, gal marketingo neišmanote, gal nežinot, kaip kainą nustatyti. Tai skambinkit, sutvarkysim visos tos dalykus, kontaktuokit ir parduosim tą jūsų namą, kol kainos visai nenukrito. Ar ne, paskubėkit, parduokit namą dabar, kol kainos visai nenukrito. Aišku, po to galbūt po 2, 3 ar 5 metų vėl jos atsistatys, vėl gal pradės kilti, bet iš tikrųjų, jeigu tas depopuliacijos projektas taip veiks, kaip iki šiol, kad veikia, aš nelabai įsivaizduoju, kas gyvens tam nekilnojamam turte. Kam mes jį pardavinėsim? Kam pardavinėsim? Reikės turbūt žaidimo aikšteles įrenginėti daugiabučiuose ir namuose. Ar ne? Tai va, bet šiuo metu prekyba vyksta, taip kad jums reikia parduoti. Kreipkitės, kas norite pirkti, kreipkitės, kas norite dirbti, kreipkitės. Darius Soverningas iš Majamio, prenumeruokit Namų brokerį YouTube kanalą, prenumeruokite Facebooką Namų brokeriai, rašykite elektroninį Skype'ą, pridėkit prie Skype'o Namų brokerį, kontaktuokit šiandien, pakeiskit savo gyvenimą šiandien ir kas norite išmokti dirbti nuotoliniu būdu, dirbti su nekilnojamu turtu nuotoliniu būdu, prašom, 10 metų jau tą darau, galiu ir jūs pamokyti. Iki. Saugokit savo šeimas, brangiai.